Taigi toks pat atvejis, kaip prieš tai buvusi ornamentą, kad mes pirmą nusipiešėme mažą fragmentą. Tai paspaudžiu, galėčiau, aišku, šitą visą kopijuoti į procedūrą vėžliuko. Čia dabar tiesiog yra mygtukas. Ir gaunam, kad nupiešimas apskritimas, vienas daugiakampis, kitas apskritimas ir dar kitas apskritimas su šiek tiek pakeistu kampu. Kai atsidarau, matau visas komandas, kurios yra prašytos. Ir dabar matau, kad vieną kartą paspaudus nieko tokio įspūdingo nesigauna. Bet skaičiuokime, kiek kartų reikėtų man tai sukurti, kad tai įvyktų. Galiu skaičiuoti arba galiu pasižiūrėti paspaudimus arba galiu pasižiūrėti į langą. Taigi žinome, ką čia pradžioje vyksta. Čia tiesiog parašyta, kad kartok 100 kartų ir nupiešimas yra 100 kampis. Netobulas apskritimas, bet su 100 kampu. Toksai. Toliau į kairę pasisuk 5 laipsniai, toliau 15 kartų kartoja ir tada 15 kampį nupiešia apskritimą. Tai vėl 15 kartų, tik tai kitų kampų pasisukus vėl 15 kampį. Ir dar vieną 15 kampį nupiešia, tik skirtingų. Na, čia bereikalingai daug kodo yra sudėta, nes piešia tas pačias figūras vieną ant kitos. Tai čia parodo, kad mokinys nelabai tada gal supranta tiek, bet ne esmė. Tarkim, mums pavyko atsitiktinai nupiešti štai tokias figūras dabar. Pasigilinus 15 kampį, apskritimą, vieną kitą pasukus apskritimą kampu, mažesnį apskritimą nupiešiu. Ir dabar aš tiesiog paimsiu ir visą šitą pakartosiu. Galiu nuspėti, nesvarbu, jeigu daugiau kartų nupieš, tai gausime vėl kokį nors ornamentą. Tarkim, parašau 20, kartok 20. Aš žinau, kad tai nėra jau gerai, nes galiu paskaičiuoti, kiek man kartų reikėtų apeiti, kad gaučiau. Ir lauk 20. Noriu pasižiūrėti, kaip man dar pieš ir pačioj pabaigoj turiu šitą pakartojimą uždėti laužtinius kliaustelius. Ir kai paspaudžiu, man pradeda piešti. Štai matom, kad neužtenka. Tarkim, parašiau 50. Dabar 50 kartų man kartos tai. Na, jau pusė nukeliavo, bet dar turėtume šiek tiek pritrūkti. Pritrūkom. Gerai, tai 36 plus 36, aš žinau. 72, pabandykim 72. Jeigu liktai gerai suskaičiau, kad tokiu kampu sukasi. Ir dabar tiesiog kartoju tą patį piešinį, kad kartotų ir suktųsi 72 kartus. Štai apkeliavo. Ir gaunu ornamentą. Iš paprastų apskritimų, skirtingų, tada vienas kitą perdengia ir gaunasi toksai gražus ornamentas.